Sveiki, mėlieji, kaip jūs laikotės, kaip jūsų diena, kaip jūsų savivertė. Apie ją galim ir pakalbėti šiame video. Savivertė čia, kaip sakoma, rašo tai apibendrinta žmogaus nuomonė apie save ir apie tai, kiek jis yra vertingas. Ši nuomonė gali būti pozityvi, aš geras, aš esu vertingas, aš moku padaryti tai, ką sugebu, arba negatyvi, esu blogas, esu nieko vertas, niekas man nesiseka, niekada aš nieko nesugebu gerai padaryti. Kai apibendrinta nuomonė apie save negatyvi, kalbame apie žemą savivertę. Toliau, ar žinote, kad viską, ką jūs darote, byloja apie save, apie jūs, aplinka, kurioje gyvenate, kaip jūs ją tvarkote, kaip jūs ją prižiūrite, kaip jinai jums atrodo. Kokie yra jūsų namai, kokie yra jūsų gyvenamoji vieta, kaip ten viskas, kaip akivaizdu, kad tarkim pas kokį nors, kaip čia pasakyti, žemą socialinius sluoksnius žmonės, kurie vartoja alkoholį, kaip čia pasakius, aplinka bus sujaukta, reiškia ir galvoje irgi yra chaosas. O jeigu žmogus yra, kaip čia pasakyti, pedantas, jis stebi, mėgsta, kad aplink jį būtų viskas sutvarkyta, tai ir jo aplinka yra atitinkanti. Ta prasme, mūsų aplinka byloja apie mus. Lygiai taip pat piešinys pasakoja apie mus, kas mes tokie esam. Nes mūsų piešinys tai yra tai, kas mes esame ir kas išeina iš mūsų vidaus. Taigi kviečiu šiandien padaryti nedidelį testą, obuolio testą. Kviečiu nusipiešti, pasiimti 4 formato lapą ar 4 formato ir nusipiešti obuolį. Tiesiog liniją obuolį. Pristabdykit dabar video, nusipieškit obuolį, o jau kaip mes jį traktuosim, žiūrėsim toliau, ką jis šneka apie jūs. Taigi, paleidžiu skaidrės. Taigi, kokį jūs obuolį nusipiešit? Jeigu obuolys pas jūs didelis, užimantis daugiau nei 2/3 lapo, tai reiškia, jūsų savivertė yra pakankama, jūs vertinate tai, ką darote, jūs nelabai įtakoja aplinkinių žmonių nuomonė ir jūs manot, kad tai, ką jūs darote, yra teisingai. Taigi jūsų savivertė yra didelė ir jūs patys pasitikite savimi. Mažas obuolys, aš parašiau, kad čia mažiau nei 2/3 lapo, bet iš tikrųjų mažiau nei 1/3 lapo. Tai reiškia, jūsų savivertė yra žema, jūs dar esat neatsiskleidusi asmenybė, nes turite daug ribojančių įsitikinimų ir manote, kad daug dalykų daryti neverta, nes galite būti išjuokti, išpirkti, jūsų veiklai gali kažkas nepritarti, taigi jūsų savivertė yra žemo lygio. Taip, kai obuolys panašus į ratą, visų pirma, rato forma sako apie didelį koncentraciją į save ir nedėmesingumą kitiems. Šita rato forma gali būti kaip ir didelė, su dideliu pasitikėjimu savimi, toks kaip egocentriškumas, ir su mažu pasitikėjimu savimi, irgi lygiai taip pat gali būti egocentriškumas. Taigi, o šitie dalykai, kad jūs neišryškinat obuolio charakteristinis kažkokius bruožus, kažkokius obuoliui charakteringus bruožus nepadarėt kažkokių, tai viskas lygiom linijom padarėt, tai reiškia, jūs esat pakankamai tiesmukiškas žmogus ir kaip čia pasakius, ką galvojat, tai ir sakot. Diplomatija jums nelabai būdinga, sakykim taip. Nes yra, kaip ir tas pats, kad koncentracijos save, nedėmesingumas kitiems, tai diplomatija nelabai būdinga. Taigi, pailgas obuolys, pasižiūrėkite, jis nėra pas jūs pernelyg ištemptas. Tai yra polinkis analizuoti, būdingas lėtas mąstymas ir lėtesnis mąstymas. Apskritai žmogus toksai labiau lėto būdo, bet tai nėra blogai, iš tikrųjų, yra kur temperamentingi žmonės, kur yra ir lėtesnio būdo žmonės. Bet gali būti, žiūrint, dar kokių detalių jūs pripiešėt prie obuolio, tai gali daugiau apie jūs byluoti. Apie detalės mes paskui kalbėsim šiek tiek vėliau. Obuolys lapo apačioje. Tai būdinga praktiškiams žmonėms, kurie užsiima praktiškais reikalais, kurie visą laiką viską daro, ko reikia, rūpinasi ir kitais, rūpinasi einamais dalykais, bet užmiršta šiek tiek atitrūkti ir pasvajoti. Taigi, užsiimti buitim, kaip sakant, ir einamais reikalais yra gerai, bet šiek tiek
paieškoti įkvėpimo, būtų ne pro šalį. Obuolys prilipęs prie lapo viršaus. Svajotojos, bet užmiršta, kur ėjo, ką darė, ką prižadėjo. Tokie žmonės paprastai užmiršta, kad žadėjo ateiti, žadėjo atnešti, žadėjo pasidalinti. Ir aš tikrai žadėjau ir neatsimenu. Taigi čia, jeigu obuolys yra pakeltas pas jūs per aukštai, reiškia jūs iš tokių žmonių. Nu, dabar pasižiūrim detalės, ką jos galėtų reikšti. Taigi, jeigu nusipiešėt su lapuku, tai esate temperamentingas žmogus, nespėjat viską padaryti, ir su koteliu, ir su lapuku, ir dar su kažkuo, žodžiu, tai jūs esate karšto temperamento žmogus. Jeigu nusipiešėt su koteliu, tai reiškia jums būdingas linksmas charakteris, geras humoro jausmas, mėgstat pajuokauti, nes kotelis yra piešinyje juokingas dalykas. Jeigu jūs nusipiešėt obuolio pjūvį ir jame matosi sėklytės, reiškia jūs mėgstat kruopštumą, mėgstate nuodugniai išsiaiškinti padėtį, išsianalizuoti situaciją ir esate toks jau žmogus, kuris mėgsta išsiaiškinti viską iki paskutinių detalių. Čia irgi yra gera savybė, svarbiausia, kad jinai neperaugtų į perdegimą. Žiūrėti iš šito dalyko. Taip, jeigu nusipiešėt žiedyną, šitam obuolyje, jeigu nusipiešėt obuolyje žiedyną, tai yra jausmingumas. Jūs jautrus žmogus, jums nesvetimas estetikos jausmas. Jūs jaučiat, kaip aplinkui yra kokia aplinka, kokie yra žmonės ir jūs jaučiat visur. Tai čia indas jausmingumas. Jeigu nusipiešėt kirminą, aišku, ne tokį didelį, kaip aš čia pavaizdavau, kokį aš čia suradau, bet tai reiškia, kad jūs esate kūrybingas žmogus ir jūs galite prigalvoti ir dar daugiau detalių, kad pavaizduoti, kad čia tikrai yra obuolys. O jeigu jūsų obuolys panašus į sėdimąją, tai labai džiaugtis nereikėtų, nes tai byloja apie tai, kad jūs esate šiek tiek galbūt tingus žmogus. Gali būti ir tai. Tai va, mes su Pika jums sakom iki pasimatymo, iki sekančio video ir jeigu buvo smagu žiūrėti, dėkit laiką ir pasirašykit mūsų kanalą.